Sveiki, su jumis sveikinuosi, žurnalistė Kristina Kanišauskaitė-Šaltmerė. Pasaulio Gineso rekordininkė išsikėlė savo negirdėtą iššūkį. Šiandien kalbėsime kokį ir kodėl. Taigi klausimas toks, ar gali žmogus gyvenantis su cerebriniu paralyžiumi, jo diagnoze, leistis į žygį su ramentais ir siekti Gineso rekordo. Studijos viešnia Ajana Lolat-Požarauskienė įrodė, kad gali. Balandžio 8-ąją jį lydimo šuns asistento Mulan, kurį ir galite matyti mūsų studijoje, bei kitų žinomų šalies žygeivių pradės naują ir itin sudėtingą žygį per Lietuvą, kuriuo ketina priminti, kad 15% viso pasaulio žmonijos turi negalią. Tačiau tai nėra nuosprendis, jie gyvena toliau, yra lygiateisiai visuomenės nariai, kuria ir siekia savų tikslų. Taip pat mūsų studijoje vieši kinologas Vladas Babicevas. Sveiki, Vladai. Ir su juo kalbėsime apie tai, kiek laiko prireikia parengti šunį asistentą, ar sudėtinga tai padaryti. Na ir kadangi jau išdavėme, kad ir keturkojų su mumis, prašysiu pristatyti, kas čia yra ir kodėl yra. Galbūt jūsų. Tai labas rytas, labą dieną. Tai mano kleskutė Mulana yra vokiečio aviganė, asistentė be 5 minučių. Techniškai jinai jau turėtų būti baigusi mokslus, bet kadangi mes darėm ir pertraukas, ir lėšų trūko ir viso kito, tai dar mokomės, dar tobulėjom ir judam pirmin. Taip, jūs savo būsimus žygių balandžio 8 dieną bandysite atkreipti dėmesį į neįgaliuosius ir rinksite lėšas, kad padėtumėte šeimoms, kuriuose yra neįgaliųjų, ar ne? Ir taip pat tos lėšos yra skirtos šunims asistentams rengti. Kodėl tai svarbu asmeniškai jums ir kodėl tą darote, kodėl mums to reikia? Tai asmeniškai man svarbu dėl to, kad galbūt aš užaugau su šitą diagnozę, kaip kad žmonės sako, su cerebriniu paralyžiumi. Aš matau, kad tai padaro tavo šeimai, tavo aplinkiniam, nes tai tikrai yra didelė trauma visiems. Tėvai klausinėja, ką jie netai padarė, kad gavo tokį vaiką, aplinkiniai klausinėja, ką čia dabar daryti, kaip daryti, priimti tave į mokyklą, nepriimti. Ir ne, mes tikrai turėjom tais laikais, kai man buvo 7-8, tai buvo 90-ieji metai. Tai reiškia, dar invalidais mums vadino ir tai nebuvo kažkokia trauma. Tai buvo normalu, ar ne? Tai man yra svarbu, kadangi aš kai buvau maža, nebuvo tų pavyzdžių, nebuvo žmonių su negale, kurie parodytų, pavyzdžiui, tu užaugs ir tau viskas bus gerai, tu užaugs ir būsi advokatė, tu užaugs ir būsi medikė, mano atveju tu užaugs ir būsi žygiuotoja, ar ne? Man yra svarbu, kadangi žinau, kad tų vaikų vis dar yra, kad vis dar žmonės kelia klaustukus, man jie patys skambina. Man yra svarbu parodyti, kad tu gali užaugti ir tau viskas bus gerai. Savo pavyzdžių, kitaip tariant, norite parodyti, kad būna ir sėkmės istorijų, ar ne? Taip, kad tos baimės būtų mažiau. Ir dabar tai darom labdaros paramos fondo formą per šunis asistentus. Anksčiau esam apmokėję netgi delfinų terapijos vaikam prieš šunis asistentus. Tai viską, ką galim daryti, kad žmonėms tiesiog psichologiškai būtų lengviau, mes tą ir darom. Ką gali šuo asistentas? Galbūt dar yra tokių žmonių, kurie nėra susidūrę ir sakys, ką jisai gali. Tiesiog pailiustruoti pavyzdžiais gal galėtume. Ar jūsų galima prašyti? Jo, galiu ir aš papasakoti tam tikrus dalykus. Tai nuo paprastų paklusnumo dalykų, kurie labai svarbus, tai elgesys viešoje aplinkoje, elgesys namuose, namų negriovimas, buvimas socialiu tarp kitų asmenų, tarp kitų gyvūnų, dėmesys į šeimininką, toliau paprasti dalykėliai kaip šviesos įjungimas, išjungimas, batų atnešimas, pavadžio pakelimas nuo žemės, kai kurie snukutį nusivalyti pagerus vandens. Ir iki medicininių dalykų, kurie ateina jau ateityje, tie medicininiai dalykai, kurie asmeniškai prisitaikomi prie tam tikros negalios ir prie tam tikrų būtinybių, kurių reikia būsimam šeimininkui. Nežinau, kaip tie šunys yra ruošiami, matyt, čia yra specifika, bet esu skaičiusi, kad šunys asistentai geba netgi nujausti artėjantį priepolę, ar ne, jeigu yra kažkokia liga ir jie geba, ar pačiupti laiku, ar kažkaip ten palysti, kad žmogus nenukristų. Čia jau kažkokie empatijos dalykai, kaip jūs tai vadinate? Tai šitos dalykus
Jie ateityje išmoksta, taip, nuo jos patys pradeda suprasti, kada tas dalykas ateina, kada ateina tas pats priepuolis ar panikos ataka ir jie jau išmoksta indikuoti. Aišku, iki to momento, kada jis pradeda išmokti indikuoti dalykus pats, tai mokinsim technikas ir tų naujų šuniukų, kad prie tam tikro elgesio tai būtent taip ir ne kitaip turi elgtis. Tai, kaip sakot, jeigu žmogus nualpo ir griūna, tai palysti, kad nesusižalotų žmogus, arba jeigu žmogus panikos atakos metu save pradeda kažkaip žaloti ar negerus dalykus daryti ir kad šuniukas išmoktų stabdyti tą veiksmą. Tai tuos dalykus jie pradeda netgi, sakau, išmoksta indikuoti ir praneš šeimininkui, kad tu raminkis, jau tau ateina kažkas turbūt. Tavo kūne vyksta pokyčiai, kurie indikuoja jam ir šuo tos pokyčius labai jaučia ir pradeda šeimininkui indikuoti, kad jai tuoj kažkas bus. Esu girdėjus irgi daug labai gerų atsiliepimų būtent iš mamų. Sako, čia yra šunys asistentai kaip auklės, iš tikrųjų padeda ir su vaikais, ir dėmesį atkreipia, nes kartais mamai sako, mažai akių, dar dvi būtų gerai pakaušiai, ar ne? Tai vat šuo asistentas yra tai, bet gal pakalbėkime apie tai, kiek investicijų reikia, kad būtų galimybė tą šunį asistentą paruošti ir kiek laiko tai užtrunka, ar ilgai reikia laukti? Ta prasme, ilgai laukti, tai gyvenu su šunimi ir noriu, kad jisai taptų asistentu. Tai kiek man reikės? 2, 5 metų, 3 metų? Viskas labai priklauso nuo daug dalykų, kadangi kiek tas šuo turi socialumo, kiek jis turi noro mokytis, kiek jam įdėta, kad jis būtų kuo daugiau operantinis tas gyvūnas, kad jis siūlytų elgesius, kad jisai išmoktų, kad norėtų bendradarbiauti su šeimim. Tai yra svarbiausi pamatai. Tai jeigu šitos dalykus turim, tai tada tas procesas trumpėja. Bet jeigu paėmus mažą šuniuką nuo 2 mėnesių, tai užtrunka 2-3 metus visus šitos dalykus, šitą bazę pastatyti, šitos pagrindinius dalykus jam sustatyti ir paaiškinti gyvenimo taisyklės ir kaip reikia gyventi kartu su šeimininku. Tai užtrunka. Ir šeimininkai turi įsitraukti tą procesą. Nėra taip, kad atvedžiau, palikau jums savo šunį ir pasimsiu po 2 metų asistentą, ar ne? Būtinai. Kitaip niekas nevyksta. Ar esat paskaičiavę, kiek lėšų prireikia, tarkim, vieno augintinio paruošimui? Nuo 20 iki 25 tūkstančių per 3-3,5 metų. Nes tiek kainuoja pats šuo, ar ne, dokumentinis, kainuoja priemonės, kurios reikalingos, kinologų alga, nes mes, pavyzdžiui, neimam kinologų, kurie yra ką tik baigė mokslus ir nori padaryti gerą darbą. Mes, pavyzdžiui, vadas ir kiti mūsų kinologai, jie anksčiau yra pasienyje dirbę, ar ne, arba iki šiol dirba. Tai mokam už kvalifikaciją, mokam už laiką, už priemonės. Nes, tarkim, aš galiu paimti šuniuką iš turgaus, kas yra nelegalu, galiu paimti kinologus, kurie neturės tokios kvalifikacijos, galiu juos mokyti trumpiau ir bus prastesnis rezultatas. Plius dar kitas dalykas yra, kad mūsų mokykla yra, pats procesas labai individualizuotas. Tai reiškia, kad nėra taip, kad labai daug turėtumėm bendrų treniruočių. Vadas arba kiti mūsų kinologai atvyks iki jūsų namų, iki žmogaus su negalia namų, ar ne, ir ten padės. Pasiims tą žmogų į miestą, nusiveš, jeigu reikia, ar ne. Tai nėra taip, kad mes galim sutaupyti, nes viską padarysim urmu ir daug. Kas yra užsienyje truputėlį kitaip, tai kad jie mažiau įtraukia žmonės. Ten tiesiog parašo šuniuką daugiau mažiau mokykloje, parveža tau į namo, pusę metų kartu pamokina ir tu turi ten kažkaip išgyventi. Mūsų atveju darom šiek tiek nuo pat pradžių savininkai traukiam, dėl to, kad mes dar vertinam tą socialinę kažkokią traumą, kad tas neįgalumas pas mus yra dar baisesnis negu kad kitose šalyse, ar ne, kur ten yra mažiau. Stigma, kitaip sakot, ar ne? Taip, tai mes daugiau duodam pabūti su to šuniuku, įsirinkti net patiem vardą, ar ne, tam, kad biški labiau padėtų žmogui socializuotis, geriau jaustis, jausti atsakomybę už tą šunį. Ne tai, kad tu nusipirkai daiktą supakuotą, perrištą kaspinėlį ir tavo atvažiavo, bet kad tai yra tavo šeimos narys ir tavo atsakomybė, tavo judėjimas pirmin. Savotiškas. Tai pagrindinė veikla Mulan fondo ir yra būtent lėšų rinkimas šunų asistentų fondų ir jų ruošimas, ar dar darote dalykų, apie kuriuos galite šiuo metu kaip tik ir papasakoti? Tai kas mums dar yra labai svarbu, tai yra edukacijos. Mes važiuojam į darželius, į mokyklas, į verslo institucijas, į universitetus. Mes jau esame aplankę beveik 1000 vaikų.
su Mulana visiškai nemokamai. Mes vykstam, parodom, pavyzdžiui, ką gali Mulana, parodom, kaip jinai man numauna koinės, užmauna koinės prie visų, papasakom, kas yra negale. Yra, pavyzdžiui, kad po to mums paskambina ir sako, ten jau suaugusiem pasakom, sako, aš esu iš verslo sektoriaus, aš kas kartą per metus gaunu brangiausius mokymus, bet tai, ką girdėjau pas jūs nemokamai, man pervertė gyvenimą per 15 minučių. Pakeitė. Žodžiu, pokytis įvyksta, ar ne? Taip, tai mums labai yra svarbu ta edukacija. Ir kai tik tai paklausia, ar galime atvažiuoti, mes darom viską, ką galėtumėm, kad tik atvažiuotume. Mes važiavę ir per visą Lietuvą prie -20 tam, kad aplankyti ten tos vaikus. Kaip jums pavyko pasiekti Gineso rekordo? Žodžiu, kaip iš vis kilo tokia mintis ir kodėl tą darėte? Būtent irgi norėdama parodyti, kad, na, čia yra stigma, kad žmonės su negale gali gyventi tą pilnavertį gyvenimą ir sėkmės istorijų irgi yra, ar ne? Jeigu tiesą sakyti, tai čia buvo rinkodarinis triukas, nes mes neturim rinkodaros biudžeto, jokio, mes neturim, pavyzdžiui, užsakomosios reklamos, mes neturim jokių užsakytų straipsnių, neturim kaip pakviesti, pavyzdžiui, žurnalistų, kad atvykit, parašykit kažką apie mus. Vienintelis buvo būdas kažkaip surengti kažkokią tokią didelę akciją, kad pas mus visi ateitų ir mes galėtumėm pasakyti savo žinutę. Ir plus dar nedaryti to piktybiškai, nes gali ten paimti deglus, stovėti prie Seimo ir suvažiuos tausi. Tai ne mūsų politika. Ir kitas dalykas buvo tai, kad tuo metu, kai vyko Ginesas, mūsų minusas buvo -6,000 eurų. Tai reiškia, arba mes padarom didelį akciją ir greitai, arba mes visiškai užsidarom. Tai čia buvo toks didžiausias dalykas, ką galėjom tuo metu, už mažiausius kaštus, kad išgyventumėm. Ir jeigu artėjant prie balandžio 8-osios žygio, kuris dar bus, žinau, kad žodžiu, yra sudarytas maršrutas, ar ne, kur prasidės, kur baigsis ir kodėl tam tikri taškai pasirinkti. Vienas iš miestų ten, kur jūs pati pradėjote vaikščioti, ar ne? Tai pirmiausia, ačiū mūsų rėmėjam Bitį ir TV3, kad už tai iš viso žygis įvyks, nes kovo 11 dieną, kai vyko Lietuvos garbės apdovanojimai, kuriuos mes gavom, mes dar turėjom lygiai 0 lėšų ir žinojom, kad, galbūt po savaitės paskelbsim, kad žinokit, žygio nebus, ar ne, nes nėra lėšų. Tai finansavo kemperį, finansavo drabužius, finansavo ką reikia ir mes vyksim. O patį dalyką, ką mes norėsim parodyti, tai gyvenimo kelią. Mes eisim nuo mano namų, pirmą kartą parodysim, kur yra tie tikrieji mano namai, mano tėveliai, kur aš 15 metų praleidau ant lovos, negalėjau vaikščioti. Šilutės rajone, ar ne? Šilutės rajone, taip. Mes sutiksim tą bendruomenę, tą vietą, kur aš pati mokiausi, ar ne, kur aš pati kaip žmogus brandau, vertybės, kas man formavo, ar ne. Ir judėsim visą tą pakraščią iki pat Druskininkų, kur vyko Lietuvos rekordas ir kur aš daug metų praleidau reabilitacijų tam, kad galėčiau judėti. Jeigu viskas pasiseks, tai netgi bus tie žmonės, kurie buvo šalia manęs tuo metu. Ne, tai mes suradom žmonės, kurie buvo šalia prieš 20, prieš 15 metų. Mes parodysim tam tikrą gyvenimo kelionę, ką reikia išgyventi, kai ta negalia yra ir kas gali tau padėti, kad vis dėlto tai rezultatai būtų geri. Net nereikia klausti, ar šuo asistentas bus šalia, ar ne? Visi bus. Visi bus. Mes padalinsim taip, kad pas mus dabar yra 7 šuniukai. Tai viena apkarpa vienas su vienu savininku, kita apkarpa kitas, pagal tai, kaip kam patogiau, pagal lokaciją. Vadas irgi sakė prisistatys, tai labai lauksim visų, kas tik tai galės. Mūsų komanda bus. Taip, dalį atkarpos planuojate eiti tamsoje, bet nebūtinai sutemus. Supratau, kaip žadate tai organizuoti ir koks čia sumanimas, detalizuokit, prašau. Mano vyras yra neregys ir kadangi mes baigsim žygį per mūsų vestuvių metinės, tai gražiausias dalykas, kaip sugalvojom, kaip atšvęst, tai užrišiu man akis ir paskutinę apkarpą aš eisiu užrištom akim vedama savo vyro. Kad parodyti, kaip gyvena neregiai mūsų šalyje ir kaip jie vis dėlto irgi gali vesti. Kad tai nėra auka, kad tai nėra kažkas, tai ką reikėtų vesti man. Vis dėlto mano vyras, kaip mano vyras bus mano vedlys. Įsivaizduokit, kiek istorijų persipins tame žygyje. Tai startuojate balandžio 8, o finišas turėtų būti gegužės 20 dieną. 20 diena ir tada jau švęsite, ar ne? Ar kaip tik į spa važiuosite po tokio žygio ilsėtis? Nuoširdžiai sakau, neturėsim laiko jokiam spa. Aš esu ir doktorantūros studentė ir manęs laukia 2 mokslinės konferencijos JAV. Birželio pradžioje ir rugpjūčio mėnesį, tai aš tik tai po žygio ten truputėlį pamiegosiu ir į lėktuvą tiesiai praktiškai. Papasakokit, kokia tema rašote savo disertaciją? Iš tikrųjų, tai aš rašau iš faktorių, kurie įtakoja žmonių dalyvavimą visuomenėje, darbo rinkoje
Aš esu esamo studentė, tai mes viską per vadybą žiūrim. Ką daryti, kokios yra problemos, kodėl tiek nedaug žmonių dirba, palyginus, kurie negalios neturi, nes dirba tik tai apie 30% ir tas skaičius niekada gyvenime nesikeičia, kad ir kiek ten mes investuojam. Tai kodėl ta problematika yra ir ką daryti, kad judėtų pirmyn. Ir panašu, kad mes turime ten jau vyraujančią savoką tokią kaip moderni vergovė. Tai mano darbas yra iš modernios vergovės žmonių su negalės srity. Galėtume detalizuoti, ką tai reiškia, kad visi suprastų. Tai reiškia, kad nelabai galiu pasakoti, nes šiuo metu mano darbai yra... Tyrimas vyksta dar, aš turiu rezultatus ir tai keliauja iki jau spausdinimo proceso. Tai yra tokia taisyklė, kad tai, kas bus spausdinimo, nelabai gali būti parašyta kažkur kitur. Bet ką aš galiu pasakyti, tai kad mes patys kaip žmonės per tą stigmą, kuri egzistuoja, labai užpakuojam žmonės su negale ir jie patiki tuo, kas vyksta. Ne? Aš pati turėdama negalę galvoju, niekas manęs nepriims, aš nieko nesugebu, man yra čia blogai, aš priimsiu tokią algą, kokią man duos, aš priimsiu tos sąlygas, kurias man duos, nesipriešinsiu, svarbu gavau darbą. Ne? Nėra kalbos netgi apie, tarkim, kai tu paklausi, tarkim, jūs dabar dirbate kaip žurnalistė, kokia yra jūsų karjeros perspektyva, kaip jūs planuojate savo ateitį. Jūs sakysit, tai aš čia judėsiu pirmin. O žmogus su negale dažniausiai, ką jis atsakydavo man tyrimo metu, tai apie ką tu kalbi, aš turiu darbą. Tai jau yra sėkmės istorija, kad aš turiu darbą ir galiu pasirūpinti savo šeimą. Tai nėra normali situacija. Ir klausimas yra, ką daryti, kad tie žmonės jaustųsi laisviau, drąsiau, kad jie judėtų pirmyn ir nepriimtų jiem primestų sąlygų. Kur žmonės su negale jaučiasi geriau nei Lietuvoje? Žinot, kurie kryptimi orientuojatės? Danija, Suomija, kur? Tai mano darbė, bent jau disertacija, nėra orientuota į pačią šalį, mes jau žiūrim per teoriją, per praktiką, kokie faktoriai veikia, bet iš esmės reikia turėti minti, kad yra Rytų Europa, kur ta stigma galbūt dėl socialinių vaikų, dėl sovietizmo, ar ne, jinai yra gilesnė, stambesnė. Ir mes turime tada vakarus, Jungtinės Amerikos valstijas, kur neįgalumas nėra jau tokia baisybė, nes ten įvyko gana stipri reforma prieš daug metų, kai jie priėmė tokį vadinamą ADOS įstatymą, Americans with Disabilities Act, ar ne, kai jie privertė visus pritaikyti aplinką, priimti darbą ir ten buvo daug protestų, sako, taigi žinot, kiek čia kainuos. Bet užteko valios politinės ir dabar po tiek metų, po tos reformos niekam dabar nebekyla klausimų. Tai ta linkme ir judam. Taip, dar mes neišsiaiškinom, kaip jūs pati atradote šunis, būtent šią veislę, kaip jūsų gyvenime atsirado Mulan, nes iš pradžių lyg ir nebuvo viso to, ar ne, kol gyvenote tėvų namuose. Kokia buvo istorija? Tai veislė ir kažką parinkau ne aš, parinko kinologai, kurie tuo metu su mumis dirbo. Jie nusprendė, kad tau tiks toks šuo ir aš jais pasitikėjau. Apie šunis asistentus žinojau paskui tik tai atkasiau dar paauglystėje iš knygos. Skaičiau knygą apie advokatą, kuris turi šunį asistentą ir tas šuo asistentas jį įspėja, kad jau tu varyk iš teismo, jau tau čia blogai, kaip Vladas pasakoja. Ar ne? Ir man tada atrodė, ir man niekada galvoje net netilpo, kad aš kada nors pati turėsiu šunį asistentą arba dirbsiu su jais. Bet gyvenimas taip sudėliojo, kad taip, nes aš iš pačios doktorantūros, iš savo magistro darbo, iš bakalauro darbo, nes, tu negali būti negalios specialistu, jeigu tu turi negalę. To nepakanka. Tu turi būti profesionalas, tu turi turėti žinias. Tai aš su negale kaip tokia konceptų, kaip problematika dirbu jau 15 metų. Man daugiau metų negu kad atrodo. Ir pagal mano tas žinias, kai žinau savo kaip žmogaus problematiką, ar ne, kad man jau yra blogai išeiti iš namų, kad man jau yra blogai pasitikėti žmonėm, kad man tie diplomai, kurie kabo ant sienos, jau nebepadeda. Tiesiog ėjau va banką, kad gal gelbė šuo, kuris techniškai ir atsirado tam, kad jis turi spręsti tas tavo protinės, mentalinės problemas, psichologinės ar ne. Ir tada jau, kai tu jautiesi geriau, išvesti į visuomenę pa žmonės. Ar ne? Ir rezultatą turim, kokį turim. Tai šuo asistentas visų pirma ir psichologas geras, ar ne? Iš ko žmonės tą jaučia? Jie tiesiog jaučiasi ramiau, vienišumo jausmo sumažėja. Ką jūs matote? Tai pats gyvūno buvimas šalia jau suteikia, nežinau, tokios daug ramybės, kad ir tas gyvūnas ne visada jis nebus taip, kad jisai bus ramus, gulės šalia, kad ir prikrečia tam tikrus bitkų, ir tu turi po to susitvarkyti jau, tai tave ramina, užima ir ta psichologija ir rūpestis
juo ir kada jisai rūpinasi tavimi, kada jaučia, kai tau negerai, tai jau yra jau nepakeičiama pagalba. O visi tie kiti ekstra dalykai, tai dar plus prideda gerumo šitai visai veiklai ir šitam visam dalykui. O kam iš tikrųjų reikalingiausia šiandien? Na, gal kokiamis lygomis sergantėm, kokiai tiksliniai auditorijai, kaip galėtumėte pasakyti? Tai šiaip taikomės prie negalios, bet turbūt nedirbam su rengimu, su šunimis vedliais, tai dar kol kas tikrai nedirbam, to dalyko nedarom. Pagrinde su autizmo spektru dirbam, su Mobilumo negalia. Jo, su mobilumo negalia, tai... Kurčiųjų turim taip pat. Jo. Ir tas šuo sėkmingai padeda ir ten ryšys tarp šeimininko ir šuns tikrai... O kaip padeda, na, tarkim, jeigu panalizuojant tą situaciją, kur minėjot, kurčiųjų atveju? Tas šuo yra išmokintas signalizuoti šeimininkui, kada šeimininko vardu kviečia. Toliau dirbam tą linkme, kad tas šuo išmoktų ir mokinasi nubėgti ir signalizuoti šeimininkui, tarkim, namuose įsijungia gaisro signalizacija. Vaikai, jeigu verkia ar kviečia, vėl šuniukas nubėgęs ir signalizuoja šeimininkui, kontaktuoja su šeimininku, kad žiūrėk ir einam, kažkas ten yra. Tai tokia linkme su tuo šuniu. Mes kalbam apie pagalbą, kaip gerai yra žmogui, o kaip jaučiasi šuo, tarnaudamas, būdamas asistentu. Tas klausimas šiandien dar nebuvo užduotas, bet kad visų teisės būtų lygios, pasakykit. Tai gyvūnas, tai šuo, šiuo mūsų atveju, jie tokie, aišku, kartais būna savanaudžiai, uždykai, jie dažniausiai nieko nedaro, bet kol mažiukai būna, tai turi jie tą savo algą gauti už tam tikrus darbus, bet paskui tas ryšys su mumis, ne veltui sako, kad gyvūnas atiduoda tau, kad šuo atiduoda viską, ką gali ir iš meilės tos. Ne vien už skanėstą ar nežinau, ar subarimą kažko nepadaro. Jis ateity paskui supranta, pamilsta tą žmogų ir supranta, kad šeimininkui tau reikia, šeimininkui tas patinka ir jis daro ne už skanėstą, o už tą ryšį ir santykį, už tą socialumą visą kartu, nes jie patampa mūsų šeimos, gaujos nariu ir jie ištikimi tą savo trumpą gyvenimą, dėja, kad vienintelis šuns yra didžiausias trūkumas, kad jo gyvenimas toks nėra labai ilgas, bet atiduodam ir džiaugiamės tą laikotarpį tom gerom emocijom ir tais visais gerais dalykais ir negalvojam apie tai. Ir kitas dalykas, ką, pavyzdžiui, Assistance Dogs International yra nurodžius ir pas mus galioja lygiai tas pas, kad mūsų šunys išeina į pensiją, ar ne, kai jau parodo, kad aš tau pakankamai durų atidariau, pakankamai padėjau, ar ne, ir tarnybiniai šunys, kiek žinau, kai yra 8-9 metų, kai tu matai, kad jau šuo jau viskas jam reikalingas, tiesiog šuns paprastas gyvenimas, tai jis pilnateisiškai kaip žmogus išeina į pensiją ir jisai ilsisi. Lygiai taip pat jūs nematysit, kad jis būtų su kažkokiais spygliuotais antkakliais, kai būna, kad jis būtų tąsomas. Ir kitas dalykas, pavyzdžiui, sako, pavyzdžiui, Milana labai cipalioja, jeigu mane ir ją atskirsit, jeigu tarp mūsų bus tarpas. Techniškai to asistentas neturėtų daryti. Bet ką tai rodo? Tai rodo, kad tas ryšys ir tas noras būti prie manęs, tas noras padėti, jie yra svarbiau negu, nežinau, visa kita. Jai tiesiog yra nesuprantama, kaip jinai galėtų, pavyzdžiui, dabar būti lauke, lakstyti prie būdos, vietoj to, kad sėdėti prie manęs ir, nežinau, kojines maustyti. Jai tai yra kaifas. Bet jinai taip užaugo ir jinai taip išsirinko. Tai tik užmauna ir numauna? Tik numauna kol kas. Užmauti nemoka dar. Užmauti nemoka. Bet gali, pavyzdžiui, atidaryti šaldytuvą, paimti vištieną ir uždaryti šaldytuvą. Vištienos man neduotų. Tai kartais leidžiam ir tokių dalykų. O būna, kad kažkoks ekspromtas prasiveržia, žinot, kad ir tą moka ir staiga nustebina, bet pati išmasto. Ar vis dėlto tai yra išmokintos komandos? Jinai daug ko pati išmoko. Kojines jinai pati išmoko. Pati išmoko vyrą parvesti namo. Mes tik paskui atitobulinam, kad sakiau, kad neregys, kad pasakai namo ir daugiau mažiau nei ten suorientuoja. Ir dabar naujausia, ką mokėjo, bet dabar panašu, kad reikės dar pamokinti. Jinai labai reaguoja, pavyzdžiui, kodėl jinai pabėgo dabar nuo vado, sėdi prie manęs, jinai pajuto, kad aš sunkiau kvėpuoju, kas yra lygos simptomas, kad jau reikia mane raminti arba vesti iš čia. Tai šitą jinai išmoko irgi pati.
Tai leisim į laisvę, jeigu jau sako asistentas, tai žodžiu, tikrai nekankinsim. Viskas gerai. Ačiū. Taip, aš gal tada po baigiamąjį klausimą dar norėčiau užduoti, tai gali būti ir palinkėjimas tiem, kurie dar šiandien nėra atradę to šuns asistento, neišsigryninę savo to gyvenimo tikslo, dar ta sėkmė nešviečia perspektyvoj, kas jum padėjo tuo sunkiausiu metu, kai atrodė, kaip pati pokalbio metu ir minėjot, kad kaip ir lyg ir negali lygiai teisiškai gyventi. Už ko jūs kabinotės tuo metu? Aš gal natūros esu iš kaimo žmonės, kur, kaip ten sako, necituosiu pilnos, kad nereikia ten top katinų būti, kuris yra visada nepatenkintas, ar ne? Tai pas mus tiesiog yra, kad arba tu dirbi ir jautiesi gerai, arba tu kažkaip vėl pradedi jaustis gerai. Nėra pas mus, kad galėtum sėdėti ir skųstis. Tai pas mane yra tokia taisyklė ir iš malonės išmokau, pavyzdžiui, nežinau, vadas patikrins ar tiesa, bet šunis, kad pridirbo kažką arba kad kažkas yra blogai, prisimena 30 sekundžių. Vėliau tu ten jiem bark, nebarės, nelabai tu ten jiem įrodysi, kad kažkas tai. Tai aš pasiėmiau tą pačią taisyklę, kad aš galiu jaustis blogai 2 dienas. Arba, tarkim, aš prisimenu, kad mane kažkas įskaudino, sustumdė, ar ten dar kažkas įvyko 2 dienas. 3 dieną aš gyvenu savo gyvenimą, visą kitą jūs man neikit, visą kitą jau nebesvarbu. Neužstrikti toje akimirkoje, ar ne? Taip, gailėti savęs 1-2 vakarus, o paskui pirmin. Tai vat kažkaip taip. Tai va, kokiu palinkėjimu turėtumėt, Vladai, jūs, gal iš to, ką matote savo darbo praktikoje, dirbdamas su šunimis asistentais, ko žmonėms su negale trūksta ir galbūt iš tikrųjų ne viską tas asistentas gali, kartais ir pats žmogus turi save pakelti ir tam tikrus dalykus padaryti. Tai aš nežinau, norėčiau palinkėti tai visiems tiek stiprybės turėti, kiek Ajana turi ir nebijoti ir lipti per save, kai aš jau esu vieną kartą sakęs, kad Ajana ten kopia į savo tą Everestą labai stipriai ir gražu žiūrėti ir aš didžiuojuosi ir kad jinai mane priėmė į šitą veiklą kartu įtraukė, tai aš daug mokinuosi iš tokių žmonių perlipti save ir priimti dalykus tokie, kokie jie yra ir vertinti tai, ką turi dabar. Ir vertinti tuos žmonės, gyvūnus, aplinką, ką turim aplink save ir taip. Ir ruoštis į žygį balandžio 8, ne? Dar ranką matau kyla. Būkit geri, čia jeigu galėčiau, mūsų tinklapyje Fondas.lt yra specialus marškinėliai, labai gražus. Jeigu nusipirktumėt, labai parengtumėt žygį ir mes galėtume mylėti pirmieji, dresuoti mūsų šunis. Tai trumpa reklama, kad būkit geri, nusipirkit marškinėlių. Tai visi baigiamieji taškai sudėlioti. Man lieka padėkoti už tai, kad visa kompanija atėjo, kad ir keturkojai atsivedė, kad turėjom galimybę ir pajausti, ir pamatyti, kas tai yra. O labiausiai už jūsų atvirumą ir tikrumą, kad nebijote savo pažeidžiamumo, dalinatės tuo su kitais, ir kad nelytų lietus, kai keliausit į žygį balandžio 8, o mes seksim, bandysim būti šalia ir žiūrėti, kaip ten jums sekasi. Priminsiu, kad šiandien mūsų studijoje viešėjo Ajana Lojat Požarauskienė, jos keturkoja Mulan ir kinologas Vladas Bavicevas. Ačiū, kad buvote kartu. Iki kitų kartų.